Šiandien išpakavimo nebus. Gavau tokį prašymą apžiūrėti ir papasakoti, kaip bus po Liepos mėnesio nuo 21 metų, kai bus apmokestinamos visos prekės ateinančios iš trečių šalių, tai yra tame tarpe iš AliExpreso. Visi bijo, kad ten tą 2 eurų prekę reikės dabar eiti ir deklaruoti muitiniai ir ten stovėti eilėse ir taip toliau. Bet manau, kad bus šiek tiek kitaip ir po to parodysiu, kodėl aš taip manau. Pirma, gal pasižiūrim, kaip buvo iki šiol. Iki šiol viskas, kas daugiau negu 22 eurai, buvo apmokestinama muitu. Iš esmės procedūra būdavo tokia, muitas yra arba dažniausiai 0 arba 3% kokie būna. Ir pagrindinis, kas mums kerta per kišenę, tai būdavo PVM-as. Tai yra 21% mes turėdavom sumokėti. Bet kas dar labiausiai kirsdavo mums iš tikrųjų, tai yra, kad reikėdavo tą prekę muitinti. Tai yra iš esmės, jeigu perkat už 30 eurų daiktą, tarkim, PVM-as, šitą muitas yra 0%, ne? Reikėtų sumokėti PVM-ą, tai būtų apie 6 eurus, ne? Bet dokumentų pateikimas keliaudavo, jeigu tokia 30 eurų siunta, tai dažniausiai per paštą, tai sumokėdavom 6 eurus, tarkim, PVM-ą ir plus sumokėdavom apie 7 eurus paštui. Tam, kad tiesiog jisai pateiktų dokumentus muitiniai. Mes pateikėm paštų, jisai pateikė muitinėm ir automatiškai viso mums prekė pabrangsta 13 eurų. Tai yra košmariškai daug. Kas keisis, kad nelieka iš tos sumos, iš esmės viskas turi eiti per muitinę. Bet, ką aš matau prekiaudamas eBay, kitos šalis jau yra seniai pasidariusios būtent tai, kad visos prekės yra apmokestinamos būtent šitais dalykais. Amerikoje tai vadiname sales tax o pas mus tai dažniausiai PVM-as ir muitas. Kaip jie išsprendė šitą problemą? Jie su stambiausiais visais prekybos platformom visom stambiausiam, tokiais kaip eBay'us, AliExpress'as, Amazonas ir taip toliau, yra turbūt sudarę sutartis ar kažkokius reikalavimus savo padarė, kad galėtų prekiauti šitie prekeiviai. Automatiškai, kai nueini į AliExpress'ą, tą prekę įvedus adresą pasidarys nebe 30 eurų, o 36 eurai. Ir prie jūsų adreso ant voko atsiras koks nors VOICP, DDD, kažkoks tai GB ten ir kažkoks kodukas. Arba paid parašyta ir kažkoks kodukas. Tai reiškia, kad šita siunta jau buvo apmokestinta ir daugiau jos nieko daryti nereikia ir jūs tiesiog gausite tą siuntą. Tai iš esmės pliusas tame, kad dingsta pašto išlaidos visos. Minusas, kad nuo visų prekių dabar reikės susimokėti tą PVM ir niekur nuo jo nesidėsi. Jeigu anksčiau dar būdavo tikimybė, kad pro muitinę praslys, nepamatys niekas, dabar jau šitą 6 eurus nuo 30 eurų susimokėsim, niekur nebesidėsim. Tai va, bet štai nebebus muitinių, nebebus tų problemų, visos prekės eis greičiau. Ir nebus tokios katastrofos, tai jeigu pirksit už 2 eurus, reikės sumokėti 2,40 €, o ne plus paštui ten krūvą pinigų ir teikti krūvas dokumentų. Tai va, čia aišku ne garantija, kad tai bus, bet aš manau vienareikšmiškai, kad tai bus, nes dabar taip pat eina siuntos į Australiją, į Angliją, į Ameriką, žodžiu, daug Norvegija netgi eina, jau iškart viskas apmokestinta. Tai aš manau, kad vienareikšmiškai va toks bus solutionas, o ne dokumentų pateikimas į paštą. Tai va, jeigu video buvo naudingas, dėkit laiką, siųskit draugams, kam įdomu ir iki greito.